Kodėl aš esu gamintojas metalo gaminių? Dėl to, kad dar vaikystėje su tėvu, tėvas nusipirko svarkę, sako, vyrink, užauksi, eisi dirbti, pinigėlį užsidirbti. Galvau, gal ir santechnikų būtų, norėjusi amato išmokti, bet man kažkaip daugiau tiko metalas. Tas verslas jisai pavirto gal tik tai keli metai kaip į pagrindinį pragyvenimo šaltinį. Tai buvo tik tai mintis, vizija tokia. Iš tikrųjų, kaip pagalvoji, praleidi dirbdamas visą gyvenimą. Tai jeigu į darbą eini, nuleidęs galvą, darai nemėgstamą darbą, tai jau pragaras praktiškai. O jeigu tu kažkokiu prisigalvoji iššūkių, kažkokį sukuri daiktą, tai labiau žmogui suteiki paslaugą, žmogus patenkintas lieka, tai labai didelė grąža yra. Ir kada ten pavyko darbas, visi patenkinti, tai ir pats, jautiesi, kaip sakant, viską padaręs. Turbūt čia gal ne vien metalo dirbiniams priskirta, bet daugumai, kad reikalingas erdvinis mąstymas, nes reikia labai daug įsivaizduoti, kaip tas daiktas atrodys, kaip ten tu lipsi, tarkim, laiptais, kaip ten tvartai užsidarys, kaip ten jungsis viskas, kaip metalai jungiasi viską dažnai, nors ir dirbam su programom, reikia vis tiek, bemontuojant vis tiek gaunasi, reikia visokių sprendimų priimti. Savybių tai reikia, aišku, turi patikti žmonėm, bendrauti reikia, susitart su žmogum jiem, išaiškinti viską, žinot, ko žmogui reikia. Tas bendravimas labai svarbu, dėl to, kad žmonės, netgi sakau, renkasi meistrą pagal simpatijas. Žmogus, kuris nori užsiimti savo asmeniniu kažkokiu, ar ten amatu, tai siūlyčiau stačia galva nekristi tai, o palaipsniui dirbti, išdirbti tą mintį. Jeigu tikrai tikėsi tuo, ką darai, tai tikrai pavyks. O tarkim, iš kur gauti žinių, tai yra taip pat internetas, yra YouTube'as tas populiarus. Ten tarkim, kad ir suvirintojo yra suvirintojo kursai, galima mokintis tikrai.